Mitsubishi Electric oras vanduo šilumos siurbliai su 5 metų garantija. Nenori vargti su malkom? Patogus šildymas Saurida Gas. Labas rytas. Su jumis kaip ir kiekvieną šeštadienį sveikinasi laida Statybų gidas. Ši savaitė buvo šilta ir kažkas pasakytų, kad į lietuvišką pajūrį dar galima važiuoti. Todėl mūsų pirmieji reportažai būtent iš tos erdvės, kuri vasarą vadinama Lietuvos sostinė. Pirmas reportažas iš Gargždų. Pasižiūrėkime, kaip šiame mieste kyla kvartalas, kuris stebina savo fasado sprendimais ir ilgamžiškumu. Kai norisi išskirtinio ir skirtingo medžiagiškumo fasado, auksarankiai meistrai pasakys, kad iš skirtingų gamintojų, tiekėjų bei jų siūlomos produkcijos galima gauti puikų derinį. Tačiau kai klientas nori aukščiausios kokybės ir neskirtingų prekinių ženklų produkcijos, o logiškos, išbaigtos ir kokybiškos sistemos, pasirinkimas siaurėja. Tačiau yra gamintojų, kurie gali pasiūlyti visus sprendimus fasadui. Tik išsirinkite, ko jūs norėtumėte. Turbūt nepaslaptis, kad Baumita renkasi ir su mumis dirba tiek mažesnės brigados, tiek dideli Lietuvos rangovai bei užsakovai. Neišimtis ir įmonė Aldasta, kuri pasirinko būtent mus ir dirbom mes kartu jau ne pirmi metai. Kaip matot, šiame objekte panaudotos dvi fasado šiltinimo sistemos. Tai yra keramik sistema ir sistema su galutinė danga, kur yra dekoratyvinis tinkas. Keramik sistemos išskirtinumas yra toks, kad jinai atlaiko iki 75 kg kvadratinį metrą, o galutinė danga gali būti tiek klinkeris, tiek pjautinis akmuo ar molio čerpė. O galutinė danga, kur yra dekoratyvinis tinkas, tai šios sistemos medžiagos tarpusavy puikiai sąveikauja, kas padidina šios sistemos ilgamžiškumą. O galutinė danga yra silikoninis dekoratyvinis tinkas, kuris savyje turi algicidų, fungicidų, tai ypatingai pagerina šio tinko savybės prieš aplinkos nešvarumus. Šiuos originalaus dizaino ir tikrai akį traukiančių fasadų namus jau įpratę matyti Gargždų gyventojai. Būtent šiame netoli pajūrio esančiame mieste jau keleri metai kyla ir auga naujas kvartalas. Pati pradžia buvo nenuspėjama, neaišku. Pirks, nepirks tos butus, kokią kainą. Įvairių kalbų buvo, nekilnojamo turto ekspertai vertino vienaip, mes rizikavom, tai vat ir ta rizika pasiteisino, ką mes dabar ir turim. Jau statom 6. daugiabutį ir toliau planuose yra dar 7 daugiabučiai. Jau 3 dešimtmetį veikianti įmonė įgyvendina savus projektus. Kaip sakoma, nuo idėjos iki rakto. Todėl geras vardas ir aukščiausia darbų kokybė nepalieka spragų. Statyboms renkamasi kokybiškas medžiagas. Baumitas investuoja į inovatyvumą ir mes galim pasigirti taip pat, kad turim StarTrak smeiges. Šios smeiges vienintelės rinkoje, kurios nepažeidžia šiltinimo sistemos. Tai yra jos kalas tiesiai į pagrindą, nebelieka boružėlės efekto, nebelieka šalčių tiltelių. Palengvina darbą, nes galim susismeigioti sieną ir po to atlikti kitus darbus. Be abejo, dar galim pasigirti to, kad turim porotop dekoratyvinį tinką, kuris savyje turi šaldančių pigmentų. Tai yra, kad fasadas įkaista netgi 10 laipsnių mažiau, lyginant su kitais dekoratyviniais tinkais. Ir būtent šis dekoratyvinis tinkas yra skirtas tamsioms ir intensyvioms spalvoms, kas būtent šiai dienai ypatingai projektuoja architektai. Ir spalva be abejo mažiau blunka ir ilgiau išlaiko savo savybės. Ką vertina užsakovai, iš tikrųjų nežino, kad nepavesim ir nereikės ieškoti kaltų. Stengiamės, aišku, kokybiškas medžiagas netaupyti ant ten kelių tų centų, o panaudoti kokybiškas ilgamžės medžiagas, kad iš tikrųjų nereikėtų tos priežiūros. Visai nesvarbu, ar jūs statote individualų namą, ar vystote daugiabučių projektą, kokybiškos apdailos medžiagos ir gamintojo siūlomos sprendimų sistemos tikrai padės realizuoti visas jūsų idėjas. O fasado spalva ar spalvų bei medžiagų deriniai tegul būna malonaus pasirinkimo rūpestis.
Kitas mūsų reportažas iš Palangos. Ten po truputėlį kyla, tiksliau sakant, projektuojamas ir ruošiamas realiems darbams naujas mikrokvartalas. O kol namų nėra, pažiūrėkime, kaip nekilnojamo turto vystytojai pasitelkia technologijas ir vizualizacijas, kad įtikintų potencialius pirkėjus. Kalendorinis ruduo sumažino į pajūrį ilsėtis vykstančių tautiečių skaičių. Tačiau Palanga ne tik atostogų kurortas. Čia statistikos duomenimis nuolat gyvena daugiau nei 18 000 žmonių. Ir tas skaičius auga. Todėl mes grįžtame į pradedamą vystyti mikrokvartalą, kuriame realūs rangos darbai prasidės netrukus. Turime tik tai brėžinius. Čia siena. Labai sunku įsivaizduoti, ypač kada viskas ant dokumentacijos. Kada pradeda statytis namą, lengviau orientuotis erdvėje. Įvėjai, man čia per mažai, truputį norėčiau sienos didesnės. Tada jau gali įsivaizduoti. Bet kada ant brėžinių, tu net neįsivaizduoji, absoliučiai nieko. Tiesiog, jūs žiūrite iš viršaus pjūvį, kuri, gerai, čia 2 metrai, čia 3. Pasiimkite liniuotę, pasivaikščiokit metrą galų gale, pasimatuokite. Bet jeigu vizualizaciją pamatėt, pažiūrėjot, jau akių aukštyje, jūs jau matote maždaug pagal vizualizaciją, kur langas, kokios durys, kur koks įėjimas, koks aukštis lubų. Tada vizualizacija jūs kuo maksimaliau priartėjus prie tikrovės. Iš paukščio skrydžio jūs matot patį bendrą vaizdą, bet kada vizualizacija padaryta akių aukštyje, čia jau kas kita. 3D vizualizacijos visa esmė atskleisti dar tik planuojamo namo, buto arba erdvės galutinį vaizdą. Tai labai priklauso nuo to, kas tą vizualizaciją užsako. Tai gali užsakyti interjero dizaineriai, architektai, nekilnojamo turto vystytojai arba brokeriai. Taip pat dirbame su žmonėmis, kurie savarankiškai atlieka statybas arba namų renovaciją. Tai viskas prasideda labai paprastai, tiesiog gauname užklausą į savo internetinį puslapį. Iš ten susisiekiam su klientu, paprašome iš karto namo arba buto brėžinių. Taip pat labai yra gerai, kuomet klientas nupasakoja, kokio rezultato jisai tikisi. Tai pagal tai mes galim jam pasiūlyti galbūt keletą variantų, kad jisai turėtų ką palyginti, pasilyginti galbūt spalvas, medžiagas, baldus, galbūt apšvietimo jisai darės kelių variantų ir pagal tai išsirinkti jam labiausiai tinkantį ir patinkantį variantą. Priklausomai nuo to, ko klientas tikisi, galim pateikti kelis variantus. Būna, kad klientas tiesiog užsisako 3D plano vizualizaciją, tai ten tiesiog su apytiksliu atvaizdavimu, su tam tikrais matmenimis jam patikėme 3D plano vizualizaciją, kur yra išdėstyti visi baldai, visos erdvės, arba gali klientas užsisakyti jau fotorealistinę vizualizaciją, kuomet deriname jau ir sienų spalvą, grindų medžiagas, visus baldus, dekoro elementus ir panašiai. Labai realistiškai atrodančios šiuolaikiškos vizualizacijos leidžia ne tik įsivaizduoti aplinką. Fantazija ir technologijos leidžia potencialiam pirkėjui ir šeimininkui suvokti, kokios bus interjero ir eksterjero spalvos, kokios medžiagos bus naudojamos, galų gale kaip brėžinyje pažymėti atstumai atrodys realybėje. Nes etapas, kai namai šiame mikrokvartale jau stovės, artėja, tačiau kol kas tai perspektyva. Dabar statybų gido eteryje trumpa reklamos pertraukėlė, neperjunkite kanalo, po kelių minučių mes vėl susitiksime. Mitsubishi Electric oras vanduo šilumos siurbliai su 5 metų garantija. Nenori vargti su malkom? Patogus šildymas Saurida Gas. Mitsubishi Electric oras vanduo šilumos siurbliai su 5 metų garantija. Nenori vargti su malkom? Patogus šildymas Saurida Gas. Sveiki sugrįžę po reklamos. Čia laida Statybų gidas. Mes ją pradedame reportažu apie neišvengiamą artėjantį šildymo sezoną. Jeigu esate gyvenime kūrenę kietojo kuro katilą, puikiai suprasite, ką reiškia paruošti kiekvienam sezonui beveik 20 kubinių metrų malkų. Susiskaldyti, išdžiovinti, prisinešti į katilinę ir kūrenti, jeigu norite šilumos rudenį bei žiemą.
Toks etapas buvo ir mūsų reportažo herojus gyvenime. Tačiau prieš 2 dešimtmečius statytas namas buvo renovuotas, o tada atėjo laikas pagalvoti ir apie kitokią šildymo sistemą. Atsirado tas poreikis, kada pastatėm dar vėliai gyvenam name, tėvų name, pastatėm dujinę įrangą dėl to, kad nevažinėt kiekvieną dieną tenai šildyti žiemą. Tai labai gerai šitas pasitvirtino, tada reikia savo pasidaryti. Tai yra, tai padaryta pas mane 3 metai. Su Saurida tai man labai patiko. Išmanioji šildymo dujomis sistema šiame išties erdviame name puikiai tiko. Jokių ypatingų papildomų pakeitimo darbų nereikėjo. Namas šildomas radiatoriais bei šiek tiek grindinių šildymų. Meistrai montavimo darbus atliko vos per 1 dieną, kas maloniai nustebino šeimininką. Šiuo atveju klientui buvo parinkta ir pasiūlyta dujų tiekimo sistema su dujiniu katilu. Šiek tiek didesnė negu standartiškai įprasta, nes kliento namas yra tikrai didelis ir beveik 300 kvadratų patalpą apšildyti, tai tikrai reikia didesnių galingumų ir pajėgumų. Įprastai klientai dažnai renkasi 6-8 dujų balionų sistemą, kur pilnai užtenka 100 ir 150 kvadratų namo plotui. Tačiau kiekvienas atvejis yra individualus, dėl to konsultantai atvykę pas klientą, išklauso jo poreikių, kokios yra galimybės, kokia namo techninė būklė, kokia šiluminė varža įvertina bei jo plotas. Taip pat yra svarbu žinoti, kiek bus sunaudojama karšto vandens. Tai atitinkamai pagal visas aplinkybės ir parenkama teisinga sistema, kuri veiktų ekonomiškai ir efektyviai. Pašnekovui ramu, patikimai dirbanti šildymo sistema nereikalauja nuolatinės priežiūros, tad gali be jokio rūpesčio išvykti iš namų. Toks sprendimas gaunasi, kad jeigu kur išvažiuoja, tai man labai puiku, aš palikau o būnat išeinu į parą į darbą. Tai kam, kad reikia ten kuriantį vargti valgą. Pergiu dujas ir aš pakainas išvažiavęs, tai žinau, kad tai šilva pas mane. Daleiskim naktį 19 palieku, a dieną 22, žiemos laikė. Puiku. Pašnekovas džiaugiasi, kad pačiam nereikia rūpintis dujų baliono atvežimu ir pakeitimo procesu. Procesas labai paprastas. Gaunam žinutę, kad dujus pasibaigė pas mane, nors pats matai, kad dujus pasibaigė. Ir jie gauna, atsiunčia sąskaitą, apmokė sąskaitą, dujus, 2-3 dienon dujus tame. Labai gerai. Atvažiavo vyrai, pakeitė, išvažiavo. Ne pirmos jaunystės name prieš tai buvo įrengtas kietojo kuro katilas, kuris tarnauja iki šiol, bet ieškant patogumo ir sprendimo, kaip išlaikyti pastovią temperatūrą, buvo pasirinktas kombinuotas šildymas su dujų sistema. Daugeliui klientų labai patinka šis šildymo sprendimas dėl to, kad jisai yra labai greitai įrengiamas, paprastai užtenka vienos darbo dienos ir nereikia nieko keisti sudėtingo, nes pas klientus būna senesnės statybos namai renovuoti ir dažnai jau būna įvestas šildymas kietų kuru ir nenori žmonės tiesiog išardyti, išmontuoti kietų kuro katilo, tik ieško sprendimo, kaip galima būtų kombinuotai šildyti. Tai būtent Sauridos dujų šildymo sistema puikiai dera su jau esamu kieto kuro katilu, jos susijungia, tai klientas gali naudoti abi šildymo sistemas pagal savo tos dienos poreikį. Dažnai būna kuro likutis kieto kuro, tai malkų ar briketų. Ir žmonės nori sunaudoti tiesiog. Ir kai nori ir šiek tiek pakombinuoti, pataupyti ir gyventi patogiau. Įmonė, dirbanti daugiau nei 25 metus, džiaugiasi, kad klientai patys dalinasi savo patirtimi ir rekomendacijomis. Aš rekomendavau vienam žmogui, bendradarbiai. Jis atvažiavo pas mane, apsižiūrėjo, jis naujas namas statėsi ir jis sako, kokie čia šildymai. Sakau, tu atvažiuok, pažiūrėsi pas mane, kaip tau su dujom? Man sakau, puiku. Važiuok, pažiūrėsi. Tai kaip ir kiek laiko pastato. Jeigu tu paskambisi, atvažiuos tau padarys nuotraukas ir rytojus atvažiuos, sakau, žodį padarys. Taip ir buvo. Vėstantys orai primena apie artėjantį šildymo sezoną. Tad kol nevėlu, pasirūpinkite namų šildymo sistema. Laidos pabaigoje dar viena aktuali ir svarbi tema. Statybų teisės ekspertai atsakys į klausimus, kurie aktualūs ne vien perkantiems, bet ir parduodantiems.
Didžiuosiuose šalies miestuose artėjant naujiems mokslo metams nekilnojamojo turto nuomos paklausa išauga, todėl rinka tampa tikrai aktyvesnė. Tačiau teigti, kad šioje srityje sezoniškumas yra labai ryškus, irgi nebūtų teisinga. Apskritai investavimas į nekilnojamąjį turtą lietuviams yra viena iš tokių priimtiniausių investavimo krypčių. Tai šiuo atveju nemaža dalis įsigytų gyvenamosios paskirties patalpų jų yra išnuomojama. Išnuomojant patalpas ne paslaptis, kad dažnai kyla kažkokių ginčų tarp nuomininko ir nuomotojo, tai šiuo atveju tie ginčiai galėtų būti sprendžiami šalims tinkamai įforminant sutartinius santykius, tai yra sudarant sutartį. Ar sutartis visada privalo būti rašytinė? Ne visada. Gyvenamųjų patalpų nuomos sutartis tarp fizinių asmenų gali būti sudaroma ir žodžiu, išskyrus tuomet, kada yra sudaroma terminuota nuomos sutartis, tai yra numatomas kažkoks laikotarpis, kuriam yra patalpos nuomojamos. Taip pat privaloma sudaryti rašytinę sutartį, kada nuomotojas yra juridinis asmuo. Jeigu sutartis sudaryta ir jeigu abi pusės sutinka pasirašyti patalpų perdavimo priėmimo aktą, būtų galima išvengti ginčų ateityje. Rekomendacija, kuri iš principo yra skirta tiek nuomininkui, tiek nuomotojui, kad vėliau būtų išvengta ginčų, kokiosgi iš tikrųjų būklės buvo perduotos patalpos, tai fiksuoti patalpų būklę nuotraukomis ir pridėti nuotraukas prie atitinkamo pasirašymo dokumento. Abi tokių sandorių pusės puikiai pamena nesenus įvykius, dėl kurių nuomos kainos didžiuosiuose miestuose augo lyg ant mielių. Įstatymai suteikia teisę indeksuoti nuomos mokestį sudarius ir gyvenamųjų patalpų nuomos sutartį, tačiau nuomotojas indeksuoti kainą gali tik tai vieną kartą per metus. Tai čia būtų aktualiau turbūt tiem, kas sudaro ilgalaikės nuomos sutartis, bet tokiu atveju tiek nuomininkui, tiek nuomotojui vertėtų numatyti aiškias indeksacijos ribas. Tai yra tiek viršutinė, tiek apatinė indeksacijos riba. Jeigu dėl nuomos kainos yra sutarta, nepamirškite, kad būtina tiksliai aptarti ir kitų mokesčių detalės. Kyla klausimas, kokius mokesčius turėtų mokėti nuomininkas ir kokie mokesčiai yra priskiriami nuomotojui. Tai nuomininkas, naudodamasis patalpomis, iš principo turi apmokėti visas išlaidas susijusias su pačių patalpų naudojimu pagal paskirtį, tai yra už šildymą, elektrą, dujos, visos kitos komunalinės paslaugos, o nuomotojui šiuo atveju tenka visos išlaidos susijusios su paties pastato renovacija, kaip pavyzdžiui, arba kapitaliniu remontu. Todėl visais atvejais vertėtų pasitikrinti ir administratoriaus išrašomas sąskaitas, ar juose nėra įtraukta kažkokių tokių darbų, kurie iš principo yra priskiriami, šios išlaidos priskiriamos nuomotojui, o ne nuomininkui. Na ir turbūt vertėtų priminti apie tai, kas daugeliu nuomininkų nėra žinoma, kad nuomininkai tinkamai vykdę sutartinius įsipareigojimus turi pirmenybės teisę pratęsti sutartį. Tai yra, tokiu atveju nuomotojas turi prieš 3 mėnesius informuoti nuomininką apie sutarties pratęsimą ir jeigu šalis susitarė, sutartis pratęsima, bet jeigu nuomotojas to nepadaro ir jeigu per metus laiko sudaro naują nuomos sutartį analogiškomis sąlygomis su kitu asmeniu, tai tokiu atveju nuomininkas, kuris negalėjo pasinaudoti tą pirmumo teise, gali reikalauti tokią naują sutartį pripažinti negaliojančią ir reikalauti nuostolių atlyginimo. Be to, nepamirškite, kad sudarytą raštišką sutartį derėtų įregistruoti. Dėkojame iš dėmesį laidai Statybų gidas. Visas mūsų laidas galite rasti tv3play.lt platformoje arba mūsų laidos YouTube paskyroje. Mes susitinkame su jumis lygiai po 7 dienų, kitą šeštadienį tokiu pat metu. Likite sveiki. Mitsubishi Electric oras vanduo šilumos siurbliai su 5 metų garantija. Nenori vargti su malkom? Patogus šildymas Saurida Gas.